Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Šiandien jums pristatysiu, kaip pakoreguoti sudubliuotas pajamas IAPS programoje. Individualios veiklos finansinius duomenis, kuriuos iki IAPS naudojimo pradžios vedėte kitoje apskaitos formoje, galimai IAPS programoje suvedėte 2 kartus. Vieną kartą individualios veiklos nustatymai ekrano formoje pasirinkę pajamų stulpelį, o antrą kartą pasirinkę vesti kiekvieną dokumentą atskirai pagal atskiras datas. Taigi, šiuo metu naudotojų pajamos yra galimai dubliuojamos. Norėdami patikslinti duomenis, viršutinės ekrano juostos dešinėje pusėje spauskite Nustatymai. Atsidariusiame ekrano lange, kairiame meniu punkte pasirinkite Individualios veiklos nustatymai. Atsidariusiame ekrano lange, pradiniuose apskaitos duomenyse anuliuokite pajamų sumas už tuos mėnesius, kuriuose buvo aptikti galimi pajamų dubliai. Tai yra, įrašykite nulius ir spauskite mygtuką Išsaugoti pakeitimus. Sėkmingai atlikus korekciją, įrašas apie aptiktą dublį iš metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM 311 formos bus pašalintas per 24 valandas. Visą aktualią informaciją mokesčių klausimais galite rasti mūsų interneto svetainėje, o mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami mūsų YouTube kanale. Su asmenine informacija galite susipažinti prisijungę prie mano VMI.